Pinigus statybose mes visi mėgstame skaičiuoti, tačiau yra dar viena dedamoji, kuri statybose turi ypatingą vertę – tai laikas. Statybos laikų imlus procesas, todėl kiekviename etape reikia įvertinti ne tik medžiagas ir darbą, bet ir laiką. O jeigu vienu žingsniu galima būti atlikti 3 fasado apdailos etapus. Nerealu, dabar jau realu. Beveik 10-metį gvildenta ir auginta technologija šiandien jau puikiai žinoma ne tik Lietuvoje. Lietuvių sukurti ir gaminami inovatyvūs fasado apdailos sprendimai šiandien skinasi kelią į didžiųjų ir net egzotiškų valstybių rinką. Mums statybose svarbu, kad namas žiemą būtų šiltas, o pavyzdžiui Dubajuje norisi, kad išorės šiluma neįkaitintų pastatų vidaus. Bet kol kas grįžkime į tėviškę. 3 viename, todėl kad mes panaikinam 3 operacijas. Jeigu žiūrėti, operacija yra polisterolio klijavimą, armavimą ir kitos medžiagos užnešimas. Tai arba klinkerė, arba dekoras, arba akmens, tai gaunasi iš visų, darosi 3 operacijos. Mesgi viską padarėm per vieną operaciją, žmonės gali gauti labai gerą produktą, ilgaamžišką produktą, kuris tarnaus daug metų, vieną kartą padarius ir visą gyvenimą jam tarnaus. Nereikės kažką tvarkyti, daryti. Dar viena žemiška aktualija – meistrų stygius ir jų darbų kaina. Šis estetiškas ir ilgaamžis tekstūruoto betono sprendimas leidžia ne tik pagreitinti fasadų įrengimo darbus, bet juos atlikti savo jėgomis. Matom, kad labai brangiai padaryti, trūksta meistrų. Tai šitoj vietoje mes visada galvojam, mes patys esame kaip ir vystytojai ir visada ieškom, kaip surasti to būdų, kad pigiau, greičiau, kokybiškiau padaryti ir kad atrodytų estetiškai labai gerai. Tai mes ir suradom tokią medžiagą. Užtruko mums apie 8 metus, kad eiti iki to, kas dabar yra. Tikrai yra praeitas didelis kelias, kad gauti šitą medžiagą, kad kokia jinai dabar yra. Norimą šilumą izoliuojančio polistireno storį gali pasirinkti kiekvienas pirkėjas. Norimą betono storį bei faktūrą taip pat. O kadangi šių fasado plokščių tvirtinimas nesudėtingas, tai išvengiama armavimo. Taip vėlgi taupomas laikas bei pinigai. Tau reikia eilę atstovėti, kad gautis gerą specialistą ir jų labai mažai yra tų žmonių. Plus dabar, kaip paimti, statyba dar didės, žmonių vis mažėja, darbų didėja, tai automatiškai su fasadais bus labai didelė problema. Mes eliminuojam tą problemą ir pas mus mes kūrėm taip, kad nupirkęs žmogus kaip ir IKEA kažkokią stalą galėtų pats, vyras su žmona arba su vaikais galėtų padaryti savo fasadą. Tuo, kad čia Lego principas. Tai šitoje vietoje ir yra viskas paprastume ir tu gauni fainą efektą. Plius mes galim padaryti išskirtinius daiktus, kas niekas neturi. Tai mes galim bet kurį fasadą padaryti. Bet kurį, kokia tik žmogus panorės, kokia yra fantazija, mes galim padaryti įspūdingus daiktus. Ne vieną 10-metį Lietuvoje dominavęs dekoratyvinis fasadų tinkas yra bene pigiausias sprendimas, bet jis tikrai nėra ilgaamžis. Šio gamintojo plokštės išsiskiria ne tik ypatingu atsparumu išorės poveikiui ar nubrozdinimams. Ne tik stiprumas yra stiprioji pusė. Vis daugiau estetikai skiriantys užsakovai bei architektai gali praktiškai neriboti savo fantazijos. Aš manau, kitų metų mes turėsim apie 20 modelių skirtingų. Mes dabar, mūsų komanda labai stipriai dirba link to, žiūrim, kokios yra naujovės visokiausias, kad žmonėms patinka, kūrėm, mūsų dizaineriai kūrė naujus kažkokius dalykus. Dabar paėmėm įdomių didelių objektų, kur architektai didelės idėjas uždėjo, tai bus labai įdomių projektų, kitų metų žmonės galės pažiūrėti dar daug įdomių padarytų mūsų darbų. Bazinių spalvų yra 8 bazinės spalvos, mes galim, čia yra pigmentuoti, kuriuos mes išleidžiam, todėl kad tamsios spalvos, kaip be nebūtų, kokius tu pigmentus nedėk, vis tiek tamsios spalva, jinai visada bluks. Ir čia arba tu dekorą, arba tu bet ką, jinai bluks. Čia yra tamsios spalvos, yra su jais tokia problema. Tai mes dažom, jeigu nori žmogus intensyvios spalvos, juodos, raudonos ryškių tokių, tai mes tada dažom. Kada mes dažom, dingsta natūralumas, gaunasi vientisas gražus fasadas. Jeigu mes pigmentuojam, gauna žmogus natūralumą
išskirtinumą, jis gauna kitokią prekę. Tai mes siūlom pigmentuotos 8 spalvas, jeigu žmogus nori, dažytos begalė paletės spalvų. Tai šitoj vietoje žmogus jau pas mus atėjęs gali pasirinkti, kas jam įdomu, mūsų šaurūme pažiūrėti, kaip kas atrodo. Beje, šias fasado plokštės galima dažyti net ir metalizuotais dažais. Iš pirmo žvilgsnio tikrai neatskirsi, ar tai metalas, ar dažytas betonas. Metų gaminio titulų įvertinta produkcija tinka bene visiems statiniams. Tvirtus ir patikimus sprendimus jau įvertino daugiabučių statytojai, juos mielai renkasi individualių namų šeimininkai norintys originalaus fasado. Viešiesiems objektams tai irgi greitą ir ilgaamžį rezultatą suteikiantis sprendimas. O pastaraisiais metais vis dažniau tokios plokštės naudojamos ir renovuojamiems pastatams. O gamintojai dar sykį akcentuoja, kad savo namo fasadą gali įsirengti beveik kiekvienas. Tai reikia kruopštumo rengiant pirmą eilę, o toliau viskas einasi tikrai lengvai. Tu turėsi brangų, kokybišką, prabangų namą. Ir jeigu pažiūrėti likutinį vertę, jeigu pas tavęs su dekoro ar dar su kažko, su medžiu tu padarai, medį reikia prižiūrėti, tau nereikia čia prižiūrėti. Taigi, likutinė vertė tavo namo kaina bus visada didesnė su šitą medžiagą, negu su kažkokia kita. Taip, jeigu tu turi daug pinigų, tai tu gali savo leisti prabangų klinkerį, prabangų akmenį. Lietuvoje nedaug žmonių savo gali leisti tokią. Nori turėti irgi klinkerinį namą gražų. Mūsų klinkeris toks pat kaip ir bet kuris kitoks klinkeris. Tik mes sudėjom 3 darbo elementus į vieną ir gaunasi žmogus paklijavus, turi iš karto fasadą, gražų, klinkerinį, arba akmeninį, arba dar su kažkoks, kokia yra fantazija. Ir jeigu kur nors vakarų Europoje ar jau minėtame Dubajuje pamatysite kažką pažįstamo iš šio reportažo, nenustebkite. Kokybę vertina visi, o laiką ir pinigus statybose skaičiuoja net ir šeichai.